Pristatau mūsų pašnekovę kūrybinio pasimatymo, tai yra Modesta iš Laumės virsmo. Tai Modesta užsiema bendrą kūrybą su gamta, riša smilkalus, gamina žvakes, hidrolatus, taip pat dalinasi laumišku folkloru, buvimu gamtoj ir visokiausiais tokiais perliukais. Taip pat dalinasi dar savo asmeninę kelionę, kuri šiaip mane labai labai patraukė. Ir būtent skaitydama tavo istorijas ir sugalvojau tave pakviesti ir pakalbinti, nes labai tokios artimos temos yra apie šiaip gyvenimo kelią ir apie kūrybą. Ir tiesiog kažkaip pajaučiau, kad žinai, kad bus apie ką tokio įdomaus pasikalbėti ir žmonėms įkvėpimo, ir kokių gal išminties perliukų, ir apie augalus, ir apie tavo šiaip bendrai visą tą kūrybinį kelią. Tai va, tai labai gera, kas prisijungia ir rašo valio, kad viskas čia vyksta. Tai va, tai mes gavom, taip, iš tikrųjų rekordiškai daug klausimų, tai aš bandysiu juos taip organiškai pokalbio metu įterpti ir tavęs paklausti, bet pradėkim mes nuo tradicinių klausimų, tokio įvedimo į pokalbį. Tai jeigu tu norėtum papasakoti trumpai apie savo tokią vaikystę, paauglystę, ar tada jau buvo tokios bendro kūrybos su gamta, kažkokių tokių patyrimų, kurie pasiliko galbūt tasme, gal kažkas, žinai, buvo tokio kažkokio jau ryšio pradžios vaikystėj, paauglystėj, kažkaip gal tu norėtum pasidalinti ir kas liko iki šiol? Tai taip, buvo tas ryšys su gamta nuo pat vaikystės, nes aš užaugau tokiame miestelėje mažame, kuris visas toks kaip gamta, galima sakyti, visiškai gamtoje užaugo, nors bute paprastam. Tai tas miestelis vadinasi Jurbarkas, labai gražus miestas prie Nemuno, ir ta Nemuno energija, jinai tokia yra labai stipri, sakyčiau. Tai kažkaip visą laiką aš jaučiau tą upės galę ir ta upė man iš vis siejasi su kūryba. Ir paskui mano tėvai, iš tikrųjų, jie labai mus veždavosi į gamtą, tiesiog stovyklauti, piknikauti, grybauti, uogauti ir taip toliau. Tai nuo mažų dienų būdavo taip, mano katė nori prisijungti. Ateik. Žodžiu, būdavo taip, kad tiesiog mes važiuodavom, atsimenu, degdavom laužą, nežinau, ten kalbėdavomės kažką. Mums vaikams būdavo biški nuobodu, aš pamenu tą puikiai, nes mes norėdam tiesiog grįžti į kiemą pas draugus, bet mus ten tempėsi tą gamtą pastoviai, žodžiu. Ir ta gamta gal kartais tokia būdavo, ir vėl, žinai, bet iš tikrųjų tai mano tėtis buvo toks visiškas užkietėjęs žvejys. Tai mes ir prie Nemuno labai daug būdavom ir žvejodavom kartu, žodžiu. Tai vaikystė tokia. Paskui mano kelionė toliau tęsėsi gamtoje. Aš labai daug iš tikrųjų laiko praleidau miškuose, nes lankiau orientavimosi sportą. Tai išsiziau tiesiog pas tėvus, kad jie mane leistų tą sportą lankyti, nes sako, tu muzikinę lankai, dar čia orientacinį niekur nespėsi. Bet kai aš pradėjau orientacinį lankyti maždaug 12 metų, tai ir paskui iki studentavimo laikų dar, tai buvo mano visiškai tokia, nežinau, gyvenimo sportas. Ir, turbūt, žinot, kas yra orientavimuose sportas. Tai kai mes turim žemėlapį, jame sužymėti punktai ir tada ieškom miškuose išslapstytų punktų, tai toks ir azartas ir loginių mąstymų be galo didelis ugdymas. Tai man iš tikrųjų tas sportas, jisai mane labai ir įžemino, nes buvau ganėtinai jautri ir tokia, sakyčiau, išskridus, tai man kažkaip labai buvo sveika tas orientacinis. Bet per tą visą kelionę, kiek aš sportuodavau, į treniruotės, į varžybas eidavau, tai visokių buvo patirčių, tokių, kur susijungimas su gamta, sakyčiau, gan, jis buvo toks tvirtas. Pavyzdžiui, aš esu pelkėje skendusi. Tai gerai, kad ten žmogus bėgo, žinai, ir mane ten ištraukė, nes aš reikėjau tiesiog per varžybas, nes mums labai dažnai būdavo pelkėse kažkokie punktai. Ir aš tiesiog į liūną įkritau, tai sakau, pelkė mane palaimino. Ir įbuvę varžybų, kai ten, žinai, bėgi ir audra, bet vis tiek varžybos vyksta, ten medžiai griūna, aš bėgu tokia kažkaip, nežinau. Visokių yra buvę tokių momentų, kai medžiai griūna, tai keletą gyvenime esu to patyrus kartų. Nežinau, kaip čia neišsiplėsti, tiek noris visko papasakoti. Jo, tai ta gamta, paskui aš dar pradėjau šaulius lankyti,
Ir su šauliais mes irgi ten pastoviai miškai, pratybos ir visa kita. Nu, žodžiu, toks mano gyvenimas buvo, aš net nežinau, ar čia kažkur labai kūryba įsiterpė, bet nepaisant viso to, kad buvo tokiam ganėtinai, nu, lyg ir vyriškos linijos žaidimukuose, bet iš tikrųjų tai buvau labai jautri visą laiką nuo pat mažų dienų, bet aš tą jautrumą labai slopinau. Tiesiog slopinau, negalima, aš čia turiu būti stipri, žodžiu, disciplina pas mane namie buvo ir visa kita, ir tai manį labai daug užslopino. Tai paskui, kai prasiveržė, 25 metų, man atrodo, prasidėjo. Tai čia jau gal kiti klausimai bus vėliau. Taip organiškai šito klausimo einant, tai gal norėtum irgi pasidalinti, kokiom veiklom užsiėmei iki laumės virsmo, prieš laumės virsmą, vat irgi, sakei, vat irgi, 25 metų kažkoks ten lūžis buvo, tai kokios veiklos tuomet buvo tavo gyvenime? Labai daug įvairių tokių tų veiklų buvo, tokių kontrastingų, žinai, pavyzdžiui, kadangi sakiau, Šaulių sąjungos buvau narė ir esu iš tikrųjų iki dabar, bet neaktyvi, ir aš aktyviai labai ten veikiau. Buvau ir vadovaujančiose pareigose, kai buvau moksleivė net, ir tada, žodžiu, kai buvau studentė, aš dirbau, vienu žodžiu, ten Šaulių sąjungoje ir dar tarnavau kariuomeniai, krašto apsaugos savanorių pajėgose. Tai mano buvo tokios veiklos, atrodo visiškai, nelaumiškos, bet iš tikrųjų tai man jau laumiškos tam tikra prasme, nes kai mes ten su kolegom kariais kasdavom apkasus irgi pelkėse, tai aš eidavau ieškoti gėlyčių, kad papuošti tą apkasą, žodžiu, kai jau pavargdavau kasti, nes tikrai fiziškai buvo sunku. Kuo dar užsiėmiau? Šiaip aš studijavau istoriją, bakalaurą ir paskui filosofiją magistrą, tai su tais mokslais irgi teko, kaip sakyti, padirbėti, tai ir muziejuje, ir ekspozicijas kūriau, kaip istorikė dirbau kurį laiką, gan trumpai, paskui, šiaip sakyčiau, mano veiklus, jeigu apibūdinant, buvo istorija, bet dirbau ir mokyklose, dabar kažkaip nežinau, susimaišė viskas, čia visko tiek daug. Labai visko daug. Turiningas kelias. Kai filosofiją įstojau, tada mano didysis virsmas prasidėjo, nes aš su filosofija pradėjau tiesiog man atsiverti. Čia, žinai, kai būna kiti žmonės kažko pavartoja ir jiems atsiveria, tai man nuo filosofinių tekstų atsiverdavo tiesiog čakrus ir aš tiesiog, žinai, sėdžiu, ten skaitau. Dar man kaip tik sutapo, kad mano tėtis susirgo vėžio kraujo ir, žodžiu, ir tiesiog man viskas buvo ant tiek stipru ir ta filosofija, tie visi tekstai, ten kažką sužinai, ten rauna stogą, tada ta tėčio liga ir man tiesiog viskas, aš tiesiog subliuškau, žinai, ir prasidėjo tada naujas labai etapas, bet toks skausmingas, sakyčiau. Tai va. Taip, o kas tau padėjo pereiti per tą skausmingą etapą? Ar tada kažkaip ir atsirado ta laumės virsmo kūryba? Kaip tau? Jinai atsirado šiek tiek vėliau, bet man padėjo pereiti, iš tikrųjų, aš pabaigiau filosofiją, mes ten su kursioku sakom, tai ką mes dabar veiksim, žodžiu, atsisėsim ir mąstysim mane, kaip jėzuliai. Tai ir mes kažkaip susidėliojom taškus ir įkūrėm organizaciją Miško istorijas. Tai čia buvo iš tikrųjų mano labiau iniciatyva ir mano kursiokas, su kuriuo mes kažkaip labai susidraugavom, mes esam tikrai tokie draugeliai geri, žinai, mes pradėjom organizuoti patirminės kelionės gamtoje. Ir kadangi mes buvom tokie, jau ten labai ir su jautrėje ir tokie filosofai ir kažkas mums atsitiko, mes iš vis net bendraut bijojom ir šnekėti labai kažkaip, tai sako, mūsų pirmasis žygis bus tylos žygis. Žodžiu, tai mes pradėjom nuo tylos žygių, tai buvo 2017 metai, o dar prieš tai gavosi taip, kad aš ten, kai užsidepresavau, tai man buvo 2015, žinai, ir tada aš tiesiog viena vaikščiodavau po miškus, aš tiesiog viena eidavau į mišką. Ir aš supratau, kad man miškas veikia kaip psichoterapija, kad man labai padeda. Tada pradėjau tiesiog atrasti
tas galias visas gydančias visiškai kitaip, nes aš atrodo miškuose visą gyvenimą ir aš netgi nuo to purčiausi jau ant galo. Nu, žinai, jau visko buvo per daug ir paskui jau, kai man prasidėjo ta krizė gyvenimu, tai aš atradau mišką visiškai kitaip. Ir galų gale, kai aš ten dar dirbau ofisuose, visokiose ten kažkur būdavau patalpose, aš vaikščiau ten jau nuo visko užsidepresavus ir galvoju, ne, aš ten dūstu, tiesiog mano erdvė turi būti kitokia. Ir supratau, kad mano ofisas yra miškas. Ir paskui va taip per 2 metus išsidėliojau, man reikėjo aišku viduje pakūrybinti, ten susidėlioti tos taškus, kaip ką sukurti. Ir tada va atsirado tas kolega, kaip sakau, kursiokas ir mes kartu su juo pradėjom kurti tą organizaciją. Tai va. Ir jinai iki dabar gyvuoja nuo 2017 metų ir šiemet jisai perėmė grinai vadovo jau poziciją. Aš iki tol buvau vadovė ir perleidau, man čia toks didelis paleidimas labai. Yra mano to kūdikio pirmojo, bet aš tiesiog labiau pasinėriau į laumės virsmą ir tai čia dar kitas etapas, žodžiu. Tai iš tų patyriminių žygių tada išplaukė ir laumės virsmas, ne? Kažkaip. Jo, buvo taip, kad, kaip čia gavosi, buvo taip, kad aš tiesiog, ten gyvenime, kaip sakau, buvo miško istorijos, viskas tvarkoja su tuo, ten vyko žygiai, bet įvyko dar pas mane daug dalykų, tokių pokyčių ir aš tiesiog supratau, kad aš jau nebeturiu ką daugiau prarasti ir aš varau gyventi prie jūros. Nežinau, iš kur aš ten gyvensiu, žodžiu, nežinau, kaip čia bus, aš jūros nelabai kažkaip aš nelabai su ją ryšio turėdavau, bet kartą nuvažiavau pas draugę į Palangą ją aplankyti ir aš taip pajutau jūros šauksmą, gal taip keistai skamba, bet aš tiesiog pajutau jūros šauksmą. Ir, žodžiu, ir aš supratau, kad aš čia darysiu viską, ką aš dariau iki tol. Ir viskas. Ir man paskui per mėnesį viskas taip susidėliojo, taip viskas sukrito, kad aš tiesiog atsikraušiau gyventi į Klaipėdą. Ir prasidėjo tas laumės virsmas, aš sakyčiau, prie jūros. Ir paskui gavau dovanų smilkalų. Žodžiu, tokių kadaginių smilkalų iš moters, nuostabiaus, tokios tikros raganos, mėlynom akim, tokiam žydrom akim, kur žiūri ir tai perveria, žinai, per kūną. Ir aš supratau, kad aš labai noriu irgi smilkalus daryti. Paskui atsirado, pradėjau žiūrėti, kaip čia tuos smilkalus gaminti. Aš atradau ir Eglę. Jeigu Eglė klauso linkėjimai, tai mane labai Eglė Jonutytė įkvėpė. Ir paskui atradau kitus žmonės, iš kurių, tam tikrą prasme ir mokiausi, ieškojau tų žinių, kaip čia daryti tuos smilkalus. Ir dar užtrukau aš iš tikrųjų su šito procesu, bet dirbau aš tada turizmo centre Kretingoje, važinėdavau iš Klaipėdos ir, žodžiu, gausi taip, kad prasidėjo karantinas ir dirbom iš namų ir aš tiesiog visas tas žoles, kurias rinkdavau vis tiek, pagalvojau, gerai, aš susismulkinsiu tas žoles ir pabandysiu sulipdyti. Kas čia man gausis. Ir aš įsigijau ten, žodžiu, to lipdiklio tokio, kur smilkalus sulipdina. Ir man pavyko ir aš pradėjau dalinti savo senam profilį, miško laumė vadinausi. Nežinau, ar tu mane ten tada sekei, nesekei, nežinau, ar mes buvom jau nuo tada pažįstamos. Geras klausimas, žinok. Man kažkaip to laumės virsmas ir kažkaip neprisimenu aš, ten keitėsi pavadinimą, bet buvo kitas profilis, kuris buvo labai aktyvus, iš tikrųjų, nesvarbu. Žodžiu, ir tada pradėjau tos smilkalus lipdyti. Jo, ir aš tada labai pajutau, kad čia kažkaip tai mano veikla yra. Bet taip tiesiog kaip ir pomėgis, tada pradėjau dalintis tam profilį ir man rašo žmonės, tai gal gali man atsiųsti. Aš noriu labai pabandyti ir aš taip nebuvo planas, kad čia kažką aš darysiu, verslą kažkokią ar kažką. Ir aš tiesiog nusinčiau vienai moteriai, kitai moteriai, ten jūs pradėjau postinti, tos stories kelti, žodžiu. Ir aš taip galvoju, ir gal paskui po kokių metų ar po pusės metų galvoju, reikia čia man jau sukurti tiesiog tokį kaip profilį smilkalų. Tai ten 2019 turbūt sukūriau, neatsimenu dabar tiksliai. Ir prasidėjo ta mano kelionė tokia. Ta prasme, smilkalai, tada visokie kitokie kvapai ir taip toliau, taip toliau. Dabar nuėjau iki to, kad jau ir hidrolatus darau, fitolius ir toliau tęsiu tai, ką tęsiu. Kažkaip viską bandau kaip ir sujungti, kas man patinka. Tai va.
Labai viskas gražiai jungiasi. Dar gavai komplimentą, Modesta, tavo balsas toks gražus. Ačiū, Marija, čia mano draugė. Pasilgau linkėjimai. Tai va, išgirs balsą per laivą. Taip. Dabar galim, žinai, va, tokį jau mes jau priejom laumės virsmo tą visą pradžią ir jau mes jau einam tuo keliu. Ir dar va toks klausimas, taip jau iš mūsų klausytojų atėjusių, bet šitų klausimų, tai aš galvoju, visai būtų dabar toksai į temą, palauk, dabar čia reikia man dabar surasti, kuris buvo, kuris iš įvairialypės lietuvių liaudies laumės archetipų jums labiausiai artimas, o gal visi savai pritinka, nes tavo vis tiek ir abiejose pavadinimuose laumės vardas, tai vat, kaip tau tas, kuris archetipas artimiausias ir ką tau reiškia iš vis laumė? Jo, čia labai iš tikrųjų geras klausimas, priverčia susimastyti, tų laumės, tų archetipų vadinamųjų yra tikrai keli. Vat netgi šiandien turėjau pokalbį su viena moterim kažkaip apie laumės, mes ten biškai truputį užsiminiau apie, kad aš laumės virsmas. Ir sakau, jūs žinot, kas laumė? Tai jie sako, man pirmas įspūdis, kad laumė yra ta, kuri vagia vaikus. Žodžiu. Tai ir tikrai mūsų mitologijoje yra tas sudarytas toksai įspūdis, kad laumės būdavo tos, kurios pavogdavo vaikus, ten, žodžiu, šiaudų surišdavo tą laumiuką ir tada pasimdavo moterys ir parsineždavo namų laumiuką, o jos pasimdavo tą tikrą vaiką, žodžiu. Tai vienas iš, tai, nežinau, aš šitai nesilygiuoju, man šitas kažkaip nelabai vaibina, žodžiu, o dar yra toksai archetipas, kad laumės tai yra tos paprastos žemiškos moterys, kurios turi labai stiprų ryšį su žeme, su gamta ir jos ten dar rašo irgi, kad gyvena arti kažkokio tai vandens telkinio, tai gali būti upė, ežeras arba pelkė, arba, sakykime, užtvanka, arba laumės užtvenkdavo upes, jos čia tipo jų darbas yra, žodžiu. O pelkės apskritai ir ežerai netgi seniau būdavo vadinami kaip laumės akys, žodžiu. Tai va, tai laumė kaip ir bruožas, kad gyvena prie upės ir man iš tikrųjų, aš visą laiką norėdavau gyventi gamtoje ir kai man įsipildė šitas noras, net negalvojau, kad aš gyvensiu prie vandens, bet aš dabar gyvenu prie vandens, prie užtvenktos upės, žodžiu, prie užtvankos. Ir jo, stengiuosi tiesiog tuos paprasčiausius žemiškus dalykus daryti. Man yra labai svarbu, kaip kuriančiam žmogui įsižeminti, tiesiog, kad aš kažkaip per daug neišplaukčiau, nenusisvaigčiau. Man yra labai svarbu būti arti gamtos, nes jinai mane paprasčiausiai žemina. Aš stengiuosi daryti ir fizinės veiklos, ir dirbti ten, žinai, daržus ravėti ir visą kitą, ką reikia. Ir stengiuosi vaikščioti. Bet dabar, tarkim, apie laumės, tai dar pabaigiant, ne? Tai dar yra toksai dalykas, kad dar irgi mitologija rašo, kad jų kaip ir, sakykime, užduotis yra kaip teisėjos, tokios deivės teisėjos, kuri geriems žmonėms bloguosius baudžia, kažkokiais tai ten, sakykime, nežinau, kažkokiam bausmėm, o geriesiams žmonėms padeda. Tai aš nežinau, ar aš tą darau, bet esu girdėjusi tokį dalyką ir aš pati apie save žinau, savo tokią vieną stiprybę, kad aš sugebu suburti žmonės bendram tikslui. Tai labiausiai tas atsiskleidė, kai aš pradėjau ir darbuotis, ir gyventi, ir būti, ir visaip kaip Baltų mitologijos parke. Ir mes pradėjom tiesiog ten organizuoti renginius ir iš tikrųjų ne vieną renginį teko suorganizuoti vien dėl to, kad subūriau žmonės, nes labai, man atrodo, turiu tokį pajautimą, kur kas tinka ir kur kas gali atsiskleisti. Tai nežinau, ar čia laumiška savybė, nelaumiška. Žodžiu, jo. Tai kas dar? Ir dar, žinai, dar yra toks man, aš noriu pasakyti apie laumės, irgi rašo vienur, kad laumės tokius bjaurius, ilgais nagais ten, žodžiu, tais krūtim nusmukusiom ten ir visaip kaip.
Ir yra kitas, kad laumės yra nepaprastai gražios, žodžiu, jos ten kaip sirenos suvilioja vyrus ir paskui jos užsmaugia ir taip toliau, arba kaip tai būna gražios ir geros. Tai va, tai man atrodo, šitie visi archetipai iš tikrųjų kiekvienoje moteryje gyvena tam tikrose moters fazėse. Nes, tarkim, pasižiūrint į mūsų ciklą, ne, mėnulio ciklą ir mūsų mėnesinių ciklą, tai tas ir yra, kad mes iš tikrųjų, aš pati bent jau tikrai kartais jaučiuosi, kad kartais būnu ir tokia, ir ta baisi, ir ta graži, žodžiu, visokia. Bet tai labiau yra apie tokią vidinę būseną. Tai va, tai žodžiu, laumės yra visokios ir viskas tuo gerai. Ačiū, tau labai. Taip, atskleidai labai daug tokių rakursų laumės. Taip, ir čia, žinai, irgi aš kažkaip dabar taip žiūriu klausimus, kuriuos mums uždavė klausyti, nes jie labai tokie, žinai, įdomus, tokie geri, kur ir labai taip kažkaip tokie, kur aš pati nesugalvojau, tai labai kažkaip norisi jų paklausyti tavęs. Tai pavyzdžiui, irgi klausimas, ko jums ypatinga kūryba iš žolyno, kokia energija ir simbolika jūs labiausiai žavi? Vai, čia toks gilus klausimas, kokia energija ir simbolika. Aha. Taip. Šiaip tais mane asmeniškai augalai labai daug ko moko. Jie kaip laumės. Žodžiu, jeigu aš kažkaip blogai elgiuosi, jie mane moko. Jeigu gerai elgiuosi, apdovanoja, žodžiu. Tai vat, augalai jie labai daug moko ir atveria tokį nuostabų pasaulį, gamtos pasaulį. Ir tarkim, yra žmonių, kurie galbūt labai daug išmoksta iš gyvūnų, ne, ten turiu tokią draugę, kuri labai, labai myli gyvūnus, juos augina, prižiūri, jais rūpinasi ir jinai iš jų mokosi. Tai linkėjimai Linai, žodžiu, o man kažkaip vat per augalus eina daug supratimų, žinių, tokių net ir gal tam tikrų paslapčių ir būna taip, kad kiekvienais metais, kiekvieną pavasarį man pasirodo vis kažkokie nauji augalai, kuriuos aš iki tol nepažinojau ar netkreipiau dėmesio tiesiog. Ir tada aš su jais pažindinuosi, jaukinuosi juos ir labai įdomus yra dalykas toks, kad jie atsiranda visą laiką tada, kada mums jų labiausiai reikia. Vat kaip ir tarkim, kai žmogus gyvena kažkokiai aplinkoje, reikia stebėti, kokie augalai aplink jį auga ir tikrai, ko gero, tie augalai jam pasitarnautų. Tai aišku, jeigu tas žmogus turi ryšį su tą aplinką, aš kalbu čia gal labiau apie tokią vietą kaip savas darželis, tiesiog paprasčiausiai ir užaugo netikėtai tie augalai, ir pavyzdžiui būna ne kartą yra tekę tokių istorijų girdėti, kad netikėtai užaugo kažkokie augalai, aš net nesodinau to. Bet man čia yra tokie maži gamtos stebuklai. Ir man būna taip, kad aš irgi noriusi kažkokio augalo, aš taip einu su intencija į gamtą ir aš atrandu dažniausiai tos augalus, pastebiu juos, pamatau, nes nukreipiu tą dėmesį ir tie augalai tarsi mane išgirsta. Tai aišku, būna, kad nerandu. Tada liūdna grįžtu, bet dažniausiai tai randu, žodžiu. Ir dar įdomu, kad aš jau turiu tokį santykį, kad aš jau žinau, kuriuose vietose kokie augalai auga, kurių man reikia. Tai gali būti ir po visą Lietuvą išmėtyti, bet aš jau žinau, kad ten yra to. Ir kai man, tarkim, reikia jų prisirinkti, aš tada ir pakeliauju, ir, žodžiu, ir patiriu visokių įvairiausių nuotykių, ir augalai tikrai veda į tokias įdomias patyriminės kelionės mane. Nežinau, ar aš atsakiau į klausimą čia. Labai toks, taip įdomu, girdėti tokį ryšį, žinai, stiprų ir tokį artimą su augmenija, su augalais, tikrai labai taip, kažkoks toks, žinai, ypatingas ryšys tarsi. Ir dar, žinai, man įdomu yra tai, kad šiaip tais aš labiau augalus renku tiesiog iš gamtos, iš laukų, iš miškų, bet aš pati labai mažai ką esu pasisodinusi. Tarkim, aš nelabai turiu ten savo kažkokio didelio daržo, nes daug ko man reikia, aš randu tiesiog gamtoje. Ir sako, kad iš tikrųjų
tie augalai, kurie yra neprižiūrimi, kurie auga čiauresnėm sąlygom gamtoje, jie yra ir stipresni. O savo darže, vat, kur mes auginam viską su tuo gerai, fainai, ir aš iš tikrųjų noriu didesnio daržo jau kitą metą, bet nu, labai daug ko yra tiesiog gamtoje. Tai ačiū, kad aš galiu tą rasti, čia man tokia dovana. Jo, ir tokie neįsekantis lobynai ir atradimų, ir žinių, turbūt irgi labai daug ką sužinai, pažindama ir naujus augalus, ir apie augalus, ir apie save gal irgi, žinai, gali kažkokių rasti metaforų savo gyvenimui. Taip. Taip, dar čia toks klausimas irgi apie klausimus apie augalus. Ar yra kokių nors ypatingų augalų, kurie jūs labiausiai įkvepia ir kodėl? Aišku, yra labai daug, bet aš išskirčiau dabar labiausiai šiuo etapu man yra aguona. Kodėl? Tai būtent raudonoji aguona, nes aguonų yra kelių rūšių, kelių spalvų. Tai aguona, aš gal čia tokia papasakosiu, bandysiu neįsiplėsti, bet noriu papasakoti istoriją, tą sąsają tokią gražią. Kai aš buvau maža ir lankiau darželį, pamenu, gavau iš mamos draugės, mano mama turi 2 draugės ir jos abi yra totaliai raganos gerusios. Nu, ta prasme, visiškai, sakau, mane užaugino tokios 2 raganos ir mano mama 3. Tai žodžiu, ir viena ragana iš jų man kažkaip davė tokią suknelę raudoną. Ir ta suknelė buvo nepaprastai graži. Ir, žodžiu, ir buvo kažkoks vaidinimas ar kažkas darželį, o gal pradiniai klasėje, aš dabar neatsimenu, žodžiu, net neturiu nuotraukų, bet aš puikiai atsimenu tą momentą. Ir man išdažė raudonai žandus, uždėjo, aprengė tą suknelę ir aš buvau aguona. Žodžiu, ir šiaip visam, kiek aš save pamenu, aš labai mėgstu šiaip aguonų šitas sėklas, galima taip sakyti, aguonas valgyti. Tai visokias bandelės, ten sūreliai, kas aguona, tai yra skaniausias maistas. Ir žodžiu, o paskui aguona sugrįžo į mano gyvenimą. Labai įdomiai. Aš šiaip per visą savo, kiek save pamenu, labai nemėgau raudonos spalvos ir kai atsikraušiau gyventi pajūrį, man kažkodėl labai pradėjo norėtis raudonos spalvos. Ir aš taip rengiuosi, pati nusipirkau striukę raudoną ir pati negaliu patikėti, kas čia man darosi. Tada plaukus nusidažiau raudonai. Žodžiu, ten kuprinę nusipirkau ir ta raudona. Vadinasi, reikia gerai, tada einu su ta banga, žodžiu, ir man reikia raudonos. Tada čia šį pavasarį buvo labai nuostabus projektas, toksai 2 moterų, viena fotografė, tokia Dovilė Tikuma yra ir tokia Aistė Burkauskaitė, jinai yra šokėja. Tai jos darė tokį fotosesiją patyriminę moteriams žydėjimas ir pakvietė mus baltai apsirengti suknelėm, žodžiu, ir dalyvauti tai fotosesijai patyriminiai. Ir man tai buvo absoliučiai kažkas tokio ne iš mano pasaulio, nes aš baltų rūbų nemėgstu, aš esu labiau ta juoda tokia, gotė tipo, žinai, ir man ta balta spalva galvo gerai, reikia man čia pabandyti kažką visiškai priešingo, kontrastą. Ir aš nuėjau ten, nuvykau į tą fotosesiją, tam viskas buvo taip nuostabu ir Aistė pakvietė mus panirti į meditaciją ir, žodžiu, pakvietė įsivaizduoti save kaip gėlę. Ir kokia ta gėlė, žodžiu, kas tu ta gėlė, ir aš pamačiau, kad aš esu aguona. Ir mane labai labai nustebino, nes aš kažkaip galvojau, pamatysiu kraujažolę protų, ir kažką tokio, nes kraujažolė turbūt būtų antras augalas. Ir aš pamačiau aguoną, aš nebegaliu stabdyti to pamatymo, žinai. Ir paskui viskas prasidėjo, kad aš supratau, kodėl yra žolininkė Dalia Tregienė, kuri aguoną laiko laukų ugnimi ir aš iš tikrųjų labai pritarčiau šitam. Ir aguona po Pirmojo pasaulinio karo tapo labai labai ryškiu simboliu, nežinau ar žinot, bet jinai tapo simboliu žuvusių kare, žodžiu, karių, kaip kraujų pralietų simbolių. Ir aguona, žodžiu, jinai reiškia ir tokį, ir atminimą, ir paskui kita reikšmė yra aguonus, tai yra, aišku, augalas
miegui, sapnams, hipnozijai ir ir dar ir amžinybei, nes aguona yra ir apie mirtį, bet ir apie prisikėlimą, apie nuolatos tą, kaip sakyti, neblėstančią amžinąją ugnį. Ta laukų ugnis, tai nors jinai tokia trapi iš tikrųjų ir, aš irgi visą laiką jausdavausi ganėtinai trapi, viena mano ta asmenybės pusė yra tikrai be galo trapi, bet į tame trapume kažkokia slypi labai tokia ugnis deginanti. Ir aš kartais net stebiuosi, apie ką tai tie du kontrastingi, tokios dvi mano pusės. Tai aguona turbūt labiausiai mane ir atspindi. Ir iš tos vaikystės, žinai, tos pasakos sugrįžo į dabartį man. Susisieja viskas taip gražiai. Ir aš taip kažkaip atsigavau, tiesiog, kai tas vėl, ta meditacija prasidėjo. Tai ir dabar tęsis mano ta aguonos performances čia bus, bet aš gal vėliau papasakosiu, čia Baltų parke ilgių tema. Žodžiu. Tai man. Taip, tai dar klausimas irgi apie augalus, tai kokių iššūkių patirite, kurdama natūralius produktus ir kaip su jais susitvarkote? Oi, sunku, čia iš tų temų pereiti, aš taip įsijaučiu, pasakoju. Gerai, grįžtame. Jo, tu toks šušuolis, žinai, iš aguonų lauko, tai kaip tada techniniai dalykai. Aha, kaip ten, kokius iššūkius patiriu kurdama produktus? Produktus ir kaip susitvarkai su jais? Daug tų iššūkių per tuos kelius čia metus, kiek čia dabar jau tęsiasi, nežinau, tų metų. Tai, pagrindiniai iššūkiai yra turbūt tokie, kad kažką pagaminu ir gaunasi tokie kaip nepavykę bandymai ir tenka kai ką išmesti tiesiog, ar kažkaip paaukoti. Tai tarkim, bet aš kažkaip noriu taip pagarbiai, tarkim, jeigu augalas, aš jį grąžinu tada į žemę, grąžinu į ugnį, ne tai, kad išmetu į šiukšlinę, arba kažkaip sunaudoju kitokiu būdu. Tai tokie iššūkiai, kad būna nepasisekusių, dažnai, aš gal ne visą laiką tą parodau. Aš dar lieju žvakes, tai yra visokių tokių buvę lepsusų, kaip čia pasakyti, kad, tarkim, visą ten vaškų puodą išpilu, žinai, ir tada viskas jau, nueina. Dar man iššūkiai buvo pačioj pradžioje, kad aš kai supratau, ką noriu daryti ir supratau, kaip reikia investuoti į produktus, sakykime, nes, tarkim, norėjau ir su eteriniais aliejais daryti, ir paskui atėjo bičių vaškas. Labai taip organiškai, tai pradžią aš jo gavau kaip dovaną ir pradėjau daryti, bet paskui galvoju, reikia čia toliau daryti ir brangu tas bičių vaškas, žodžiu. Ir man teko daug investuoti, tai pradžiai nebuvo taip, kad iš nieko. Bet tarkim, smilkalus, kai aš pradėjau tik tais viską nuo smilkalų, tai aš viską prisirengdavau. Pati nieko aš ten nepirkdavau beveik, išskyrus kartais dervas, pavyzdžiui, kaip frankincensa, mira ar damaro derva, tai čia toks irgi gan brangus produktas yra, sakyčiau, tie finansiniai tokie iššūkiai ir tikrai man realiai šitas mano verslas, ar kaip čia pasakyti, jisai nėra, kad, žinai, kaip čia pasakyti, aš neišsilaikau ant to verslo, negaliu išgyventi, tai dažnai būdavo, kad aš tiesiog dar kažkur dirbdavau. Šiuo metu irgi turiu tokį papildomą darbą, bet jis toks daug laiko labai neatima, bet vis tiek, tenka, kaip sakyt, tai tokie iššūkiai, kas dar čia, reiktų gal kada nors daugiau apie tai pašnekėti, nežinau, net kaip ten dar buvo tas klausimas. Taip, jeigu dar visą perskaičius, kokiu iššūkiu patirite, kurdama natūralius produktus ir kaip su jais sutvarkote? Tai tai čia gal atsakau, taip, paviršutiniškai, bet ačiū tau labai, kad pasidalinai, žinai, čia tokie, kur dažnai atrodo viskas, kaip dalinamės, atrodo viskas puikiai sekasi, viskas gerai iš pirmo karto gaunasi, bet tikrai kiek mes, norint kažką, ypač kai tu kažką naujo kuri ir dar, pavyzdžiui, irgi kai su augalais kuri, tai čia irgi tu negali visada būti 100% tikra, kad, pavyzdžiui, tas pats ten koks nors
hidrolatas gausis lygiai toks pats kaip praeitais metais, nes vis tiek ir ten ta koncentracija turbūt ir tų medžiagų, ir kvapų, ir nuo saulės priklauso, nuo lietaus, tai čia labai gamtos tie dalykai, tai jie tokie atrodo nevaldomi, žinai, kur atrodo, tu negali sukontroliuoti, bet tame gal ir žavumas toks, kad žinai, kad tas yra gyvas, labai gyva tokia kūryba. Ir aš pagaliau, žinai, nusprendžiau, čia jau prieš porą gal metų aš nusprendžiau nebeįpareigoti kūrybos man uždirbti pinigus. Ir kai va šitaip nusprendžiau, tai tiesiog man labai daug kas atlaisvėjo ir man kaip tik pradėjo tie pinigai labiau eiti, nes aš tiesiog pradėjau į muges važinėti. Tai va šitas dalykas ir tada atėjo toks žinojimas, ką toliau daryti, nes kai kartais taip įsikandytis vieną kažkokią teoriją, tai gali ir užstrikti, ir frustruoti, tai tikrai daug frustracijos būdavo ir visa kita, bet nežinau, viskas po biškį išsisprendžia. Jeigu nepamet, žinai, manau, daug kas nori pradėti, bet nuo pirmos nesėkmės tiesiog pameta ir viskas. Ir labai yra svarbu kūryboje iš tikrųjų nuoseklumas. Ir dažnai bus taip, kad jau aš nebetikiu savo idėją, tarkim, gali užeiti va tokiu momentu, aš nebetikiu viskas, aš nebenoriu, atsitraukiu. Ir leisti savo truputį atsitraukti, pakvėpuoti kažkokiu kitu oru, sakykime, ar kažką naujo pabandyti, ar tiesiog nueiti į muziejų, ar ten, nežinau, nueiti į kažkokį spektaklį, kažką visiškai kitko paveikti. Ir tada tas ateina, vėl atsigavimas iš tikrųjų svarbu, visą laiką save įsikvėpti kažkokiais būdais. Tai mane ne tik tais gamta įkvėpia, bet gamta, aišku, be abejo, čia pirmoje vietoje, bet mane įkvėpia ir kiti žmonės, kuriantys. Aš žiūriu, ką kiti daro ir jeigu aš to paties nedarysiu, man tiesiog fainai, kaip jie ten dylina reikalus, stebiu ir, ir nueiti ir to meno pasižiūrėti, tokio jau prabangesnio, ar kaip čia pavadinti. Tai va, gerai, baigiu. Aha, tai toks geras labai patarimas, nes man atrodo, žinai, kai ar nesiseka, ar nėra to įkvėpimo, ar čia kažkoks, žinai, toksai, tikrai ta frustracija kažkokia, kad čia nesigauna, čia nesikūrė nieko, tai tikrai geriausia kažkaip tikrai pakeisti arba veiklą, arba atsitraukti nuo to, nes, aišku, galima kartais ir išgimdyti ir žiūrėti tą problemą, ten kažkokią, žinai, ar to frustracijų būnant, bet, greičiausiai turbūt geriausias būdas yra pakeisti aplinką, pakeisti veiklą, pasižiūrėti po to, žinai, kitų žvilgsnių šviežių pasižiūri tą patį dalyką ir kažkaip, man tas įkvėpimas tada toksai ateina, nes tu pamatai iš šono ir dar kažkokių minčių ateina iš visiškai, net, pavyzdžiui, man tai būna, kad irgi, kad iš visiškai kitos srities ateina kažkoks įkvėpimas į mano veiklą ir taigi čia galima susijęti, tai čia labai taip įdomu stebėti tos dalykus. Jo, ir neužsiciklinti ties tuo, kad, tarkim, stebėti tik tais tai, ką daro panašią veiklą darantis, bet visiškai kaip tik vos nepriešingybės tokias, nes tada ir susijungia tie taškai, mes čia gyvenam, taigi vieni su kitais susiję esam ir gyvenam bendruomenėje, kurioje esam visi be galo skirtingi, ir turim ką išmokti iš visiškai tokių priešingybių žmonių. Jau pradėjau kažkaip mikčioti. Bet esmė tokia, kad jau labai svarbu išeiti iš savo tos komfortų zonos ir savo matymų laukų. Tai labai yra svarbu ir labai sunku turbūt, nes mes dažniausiai kūrinti žmonės esam tikrai ganėtinai jautrus, ten, nežinau, aš gal negaliu apie visus kalbėti, bet aš pati žinau, kaip aš nueinu į tokias būsenas, kur užsisėdžiu liūnę ten savo pelkėse. Ir tada būnu ten ir galvoju, kad viskas čia yra su tuo gerai. Ir tada iš tikrųjų, nežinau, aš esu palaiminta, nes mane vis žmonės nori kažkodėl su manim bendrauti, ten kviečia, jie mane ten, žinai, kažkur einam, kažką darom. Aš tokia, ne, palikit čia mane, aš hermitas, aš noriu būti viena, bet iš tikrųjų aš taip džiaugiuosi, kad mane tiek daug kartų yra ištraukę iš tų būsenų, tiesiog kiti žmonės. Iš tos pelkės, apie kurią pasakoji. Jo, toksai. Tos pelkės, irgi viena nebūčiau išlipus. Taip. Tas tikrai. Aha, va, atėjo klausimas dar gyvas. Ar turite žmogų, kuris labiausiai įkvepia? Šią akimirką, šiandieną, tai mane įkvepia mano mama. Dėl to, kad jinai, nežinau, kas jai atsitiko, kaip ir įtariu, bet kažkas jai atsitiko, jai taip atsilaisvino, kad jinai dabar yra Indijoje. Ta prasme, man čia yra, žinokit, kas mano mamą pažįsta,
tai atrodo nesuderinami dalykai ir jinai ten niekada nesidomi jokiais dvasiniais ten, nu kaip sakyti, jinai savo turi dvasingumą savotišką, bet jinai, nu, ten nėra iš tų, kur varo į Indiją medituoti. Jinai tiesiog išvykus su mano broliu ir anūką prižiūrėti. Ir aš tiesiog, va dabar jie šią savaitę ten yra ir aš galvoju, kokia jinai yra drąsi, nes aš pati turiu tokią dar vis neišdirbtą baimę skraidyti ir, nu, lėktuvo, žodžiu, ir mane jinai labai įkvėpė, nes, pavyzdžiui, jinai po daug metų, kur niekada niekur nekeliavo, pradėjo važinėti tas keliones su mano broliu šeima. Ir aš taip džiaugiuosi, ta prasme, kai jinai plečiasi, man tada, nu, žinai, ta mamos linija, ta prasme, ir kai jinai taip plečiasi šitame suvokime, jinai mane taip stipriai galina, kad viskas, aš jau nebegaliu, žinai, būti ten tam kažkokiai pelkė ar ten aukoja, ar kur nebegaliu, nes mama tai jau varo, aš irgi turiu kartu su ją varyti. Nu, žodžiu, čia labai yra susiję. Tai vat, mane dabar mama įkvėpė, kai galvoju apie šiandieną ir šią etapą. Ačiū, kad pasidalinai. Kaip gera girdėti, žinai, kad mama irgi eina per savo gal virsmus kažkokius ir eidama per juos ir, žinai, ir tave dar įkvėpia. Geras. O, dar vat klausimas apie augalus, apie žinias, apie gamtą. Tai ar pasitaikė, kad gilinantis ir kaupiant žinias apie gamtą ir jos dovanas kažkas labai nustebino? Aš gal labiau papasakočiau apie tai, kaip man pradėjo vykti pokyčiai atsikrauščius gyventi į gamtą grinai. Nes kaip ir aš būdavau daug toje gamtoje, nes išvažiuodavau iš savo tų butų, kur ten gyvenau ir vis būdavau toje gamtoje ir aš jausdavausi, kad aš visai čia suprantu, esu įsigilinusi ir taip toliau ir suprantu, bet aš grįžtu vėl į tą savo dėžutę ir viskas. Ir tada aplink mane kvėpuoja miestas, kiti kaimynai, kitos energijos ir aš taip greit vėl viskas užsidaro. Ir kai atsikrauščiau gyventi čia jau prieš 2 metus, dabar galvoju į gamtą, tai iš tikrųjų labai dideli virsmai prasidėjo ir tokie bauginantis iš tikrųjų, nes vat, būna taip, kad pabūni gamtoje ir grįžti ir tarsi pabėginu jūs, viskas, čia dabar toj vėl gyvensiu, o čia nebėra kur man pabėgti, nes aš tiesiog jaučiu, kad čia nėra kaimynų ir tiesiog viskas pro sienas man alsuoja. Ir tas alsavimas, žinai, kai tu atsidarai langą naktį ir girdi tokią tylą visišką ir ta tyla, jinai tokia spengia ir ta tamsa ir tada girdi pelėdą ūkauja. Ir taip, žinai, kaip ir labai romantiška, kaip ir labai fainai, bet ir biški baugu ir taip, pavyzdžiui, jeigu aš viena namie būnu, tai yra taip buvę, kad iš tikrųjų aš viena buvau namie ir nakvojau. Tai, nu, aš dabar su savo vyru gyvenu, bet šiaip tais tiesiog buvo taip, kad buvo labai nejauku keletą kartų. Ir dar, kadangi mes gyvenam prie vandens, ir aš nežinau, kaip čia gaunasi toks įdomus efektas, kad kai garuoja turbūt vanduo ir čia toks kažkas susidaro, kaip čia dabar pasakyčiau, apie perkūną pasakosiu. Žodžiu, man iki tol visą laiką labai patikdavo perkūniai ir žaibai. Aš tiesiog dievindavau, aš būdavau tam uždaram bute ir ten tiesiog žaibuoja ir kaip faina romantika, ten visa kita. Ir dabar, kai čia pradėjau gyventi, žaibas, jisai atrodo kokį, nežinau, 10 kartų stipresnis, jisai trenkia grinai prie mūsų, žodžių, langų, taip trankosi, žaibuoja čia pavasarį. Ir man buvo labai rimtos panikos atakos su šituo iš tikrųjų, nu, tuo žaibu susitikti visai kitaip. Nors atrodo, iš seniau dar jaunystėje, aš netgi žaibuojant ten ir bėgiodavau tam orientacinį ir kažkaip būdavau tam ryšį, nebūdavau baisu, bet matyt su laiku kažkoks atėjo suvokimas, kad tai yra iš tikrųjų tokia galinga gamtos jėga ir jinai tave gali nužudyti. Nu, realiai, tas žodis toks baisus, bet jinai tave gali, nu, pražudyti. Ir kaip ir saugu namie, visa kita, bet tas garsas, aš pajutau, kad jis manyje pažadino, kaip ir visi kiti, tai, kas vyksta dabar aplink mane šitoj gamtoj, jie manyje žadina mano vidinės baimės. Ir iš tikrųjų manyje labai pažadino tokią baimę.
Bet, pavyzdžiui, miegi trečią nakties ir tas, žinai, tas sprogimas, tas žaibas. Ir, iškart pagalvoju, kad čia karas ar kažkas. Tiesiog man buvo tokios reakcijos. Ir aš supratau, kad vis dėlto pasaulyje vyksta daug neramumų ir išjaučiamės tai, bet tai ateina per kažkokius tai kitus dalykus, kurie va taip sutrigerina ir tu pagalvoji apie tai ir tada būni su tuo. Ir tai yra taip siaubinga iš tikrųjų. Tai vad gamta mane per tokias baimės, jinai labai mane žadina dabar. Dabar jau gal ne, gal jau yra primešiau, kažkaip taip susitaikiau, bet vad buvo pačioj pradžiai tas pirmus metus. Ir aš nustebau, kas iš manęs ten ėjo, koks ten valymas stiprus vyko. Nu jo. Ir šiaip labai daug sirgau. Labai daug sirgau ir valysi vos ne, žinai, visom tom čakrom į viršų, viskas. Ir dabar lyg ir viskas jau gerai, bet buvo tokie sunkus metai tie pirmieji. Ir čia reiškia krikštas, aš taip sakau. Gerai, nes tas... Bet viskas gerai, dabar neverkit, čia kažkas komentarus rado. Jo, nes tie virsmai, tai jie dažnai tikrai nelengvai gaunasi, ne? Tokie, kur per sunkumus, per savo baimės, per savo kažkokius ten demonus, į duobes įkrenti, ten, toks, kur, virsmas tikrai nėra lengvas dalykas, bet po to jau, kai nutinka, kai jau perini į kitą lygį, tai tada galvoju, kad turbūt nebuvo veltui visos tos kančios ir tie visi susitikimai su savo šešėliais ar ten baimėmis. Jo. Ir kartais net fainai, aš pajuntu net pasimėgavimą kartais tokiuose būsenose, tik ne tada, kai jau būna tie labai dideli kraštutinumai. Bet kartais yra visai gerai pašokti su savo ten tais šešėliais ir su tais savo demonais vidiniais, jie iš tikrųjų nėra, mano manimu, nėra tai svarbiausia, kad jie mūsų nevaldytų, mes juos, kaip sakyti, kontroliuojame, mes juos valdom, mes juos šokdinam, o ne jie mus. Tai čia labai svarbu šitą suprasti, mes turim savį tą galią daryti. Bet kai nueinam į kažkokią būseną, kur jau jie pradeda, tada jau negerai, tada reikia tartis. Žodžiu. Ja, kaip ir koks vidinis kritikas irgi, kai jau, žinai, pradeda valdyti, tada iš vis stoja viskas ir nebenori iš vis nieko daryti ir geriausia, kur nors saugiai sėdėti. Jo, išbūti ir paklausti, ką jis nori pasakyti, kur ir pastebėti, kur plėstis nenoriu. Man dažniausiai tai būna, aš pastebiu, kad kai jau įsijungia vidinis kritikas, tai aišku yra labai stipriai susijęs su savivertė. Ta savivertė, manau, kuriantiems žmonėm, kurie eina apskritai į tą eterį ir išdrįsta, tai yra, jinai tokia visą laiką, tokia banguojanti, ko gero. Aš tikrai, man, pavyzdžiui, čia baisu šnekė dabar yra. Bet aš tiesiog darau baisu, bet vis tiek darau, nes, o ką, aš dabar leisiu, kad mane nugalėtų, žinai, tas vidinis kritikas. Čia atsiprašau, kažkas rašo. Tikiuosi, nėra triukšmo didelio. Nieko toks pip, bet nieko tokio. Aha, taip, tai čia dar mes turėjom tokių klausimų. Dar atėjo vienas, žinok, net klausimas į Facebook'e po posto. Tai tau čia gal bus taigmena toksai, bet jis toksai apie kūrybą. Ir toks klausimas, ar būna, kad sudvejojate savo kūrybinių gyvenimo keliu, ar jūsų manymu vertingiau išlaikyti kryptį, ar išbandyti save skirtingose amplua ir jei išlaikyti, kas įkvepia tęsti? Tai toks apie sudvejojimą savo gyvenimo kūrybinių kelių ir kaip išlaikyti, ar neverta kartais išlaikyti, gal geriau kur nors pakeisti. Kaip čia tas? Jo, man tų abejojimų buvo, nežinau kiek kartų, tikrai labai daug kartų buvo, bet man įdomu taip vyksta, kad kai aš pradedu savim abejoti ir taip jau labai klampiai, taip žinai, stipriai, pavyzdžiui, gaunu kokį užsakymą. Ir tokį, kokį nors. Ir tada viskas, aš, gerai, dar padarysiu šitą ir jau baigsiu. Viskas, nebedarysiu nieko. Tada, žinai, gal nėra taip jau visai kraštutinumas, bet labai daug kartų norėjusi pertraukas daryti, tiesiog viską tarsi užšaldyti ir atsiriboti ilgesniam laikui, bet paskui pagalvoju, gal nereikia taip drastiškai, gal galima tiesiog man pačiai nesijungti ir ten per daug nieko nedaryti, taip ir padarau karts nuo karto, kad atsikvėpti.
Jo, labai buvo daug suabejojimų, bet tos abejonės jos yra tokios irgi kaip velniukai tokie. Nes man atrodo, yra labai svarbu daryti, kas sekasi ir ką myli daryti. Ir netgi kartais būna, jeigu tu ir myli tą veiklą, bet kažkas įkiša kažkokį pagalį. Nu, nežinau, ar kažkoks atseit pažiūrėjimas, nužiūrėjimas, ar kažkas kažką pasakė ten. Ar ten, tarkim, nežinau, kažkas sukritikavo ir tada, nu, pradedi, bet kitų žmonių kažkokias mintis savy ten, žinai, konservuoti ir pradedi tikėti to mintim, bet o apie ką yra, vat, ką vidus sako, nu, ko iš tikrųjų nori ir kai tada pagauni, apie ką tu iš tikrųjų esi, nes man asmeniškai reikia nuolatos išsigryninti. Aš nežinau, aš vis prie to pačio grįžtu, bet aš pamirštu tarsi, kas aš esu ir man vėl iš naujo reikia išsigryninti, vėl kažkur pasivaikščioti, suprasti. Ir man atrodo, tie etapai, jie yra labai labai naudingi, nes jie arba tu viską baigi, arba tu transformuojasi ir eini į aukštesnį lygį. Tai tu pats renkiesi, ar tu baigsi, viską mesi ir, nežinau, kažką kitą bandysi, kas irgi yra gerai, nesupratai, kad čia ne tavo, bet jeigu kažkas viduje siela šnapžda, nu dar pabandyk ir pabandai ir pamatai, kad labai paaugai. Nu, Taip. Tu pasako ir man tokia, žinai, metafora gyvatės, kai jis savo iš odos senos išsineria ir turi, nu, nes kitaip neišaugs, tu turi numesti seną odą, kad vėl, žinai, galėtum augti ir oi. Taip. Čia dar buvo apie kūrybą. Ar yra kokia meno rūšis, tam tikra muzika ar panašiai padedanti kūryboje, ar geriausia kurti tiesiog gamtoje? Gamtoje aš nepasakyčiau, kad labai kuriu, tačiau gamtoje išėjus būtent pasivaikščioti, kadangi nežinau, ar čia sutampa su oro stichijos, mano zodiakas oro stichija ir aš kai tik pradedu vaikščioti, man kažkas atsitinka. Man tai pradeda visos idėjos skristi, tos mūzos, jos pasirodo lauke gyvena tiesiog. Dažniausiai jos lauke gyvena, aš taip suprantu. Gal čia tos fėjos ten su sparneliais ar laumžirgiai ir tiesiog tiek idėjų ir aš vaikšto galvoju, o grįšiu tą padarysiu. Ir tada grįžti ir eini daryti pietų, pavyzdžiui. Tada eini ten maudytis, tada tą ir staiga tos idėjos kažkur nuplaukia, jeigu nedarai iš karto. Arba, nu, tiesiog tada gerai užsirašyti. Tai ir tada kūryba kaip ir vyksta uždaroje erdvėje man asmeniškai, nes tarkim, aš bandžiau gamtoje daryti šį bei tą, man kažkas pavyksta, bet tarkim, aš negaliu gamtoje lieti žvakių dėl to, kad kai esu atviroje erdvėje priskrenda širšių. Tiesiog ir jos aplink mane zuja, krenta į tą vašką, žodžiu, aš turiu uždarai patalpą daryti. Tai va, ir tada, kai aš jau kuriu, dažniausiai aš klausausi muzikos ir ten buvo liktais klausimas kažkokia menas ar kažkas įkvėpia, ne? Tai klausausi muzikos arba kartais įsijungiu kokias nors tinklalaidės, bet, nu, ar nežinau, kažkokius tai tokius laidas ir mane tai įkvėpia. Bet dar labiausiai turbūt mėgstu tiesiog būti apskritai tyloje, nes tada, kai aš būnu tyloje, per mane labai daug praeina minčių, kurios dažnai ten ir ne mano tos mintys, aš kažkur ten prisigaudžiau, prisirinkau ir kūrybinėme procese vyksta labai stiprus prasivalymas, prasifiltravimas. Ir kai viskas prasivalo, tada ateina kažkokios jau genialesnės mintys, švaresnės. Tai va. Aha, irgi įdomu labai išgirsti, žinai, vat, kaip pas tave vyksta dalykai. Ir, aha, čia dar taip, jeigu iš klausimų, čia, aš nežinau, kur šitą klausimą, į kurią čia dalį įdėti, bet kadangi tu taip irgi apie tas idėjas, apie mintis visas, tai apie rašymą, tai vat, buvo klausimas irgi, kad, nu, tu turi savo substeką ir ten pradėjai tekstais dalintis, tai va, tai turi gerbėjų ir viena iš gerbėjo klausė, kada naujas substeko įrašas? Ugnė, ne? Oi, Ugnė, linkėjimai. Man atrodo, žinok, bus pirmiau žvakės tau negu substeko įrašas.
Iš tikrųjų, nežinau kada, neturiu tikslaus atsakymų, esu pradėjus rašyti vėl visokių tekstų, bet nieko konkrečiai, kažkoks tiesiog srautas eina minčių, aš jas išrašau, bet dar nesilipdina į tekstą. Bet šiaip tai faina, ta galimybė rašyti substaką, mane kažkaip jinai labai įkvepia. Ten turiu, man atrodo, du tekstus savo. Ir jo, galėčiau gal dažniau rašyti, nežinau, bet, nu, iš tikrųjų, aš biškai dabar kitkam skiriu dėmesį, laiką ir tada tas rašymas toks būna jau kaip prievolė. Aš nenoriu, kad tai būtų prievolė. Ugniai širdutė siunčia, ačiū tau. Tai va, ir dabar mes prieinam prie tokios paskutinės dalies mūsų pokalbio, tai labiau apie ilges ir apie tradicijas, apie visą irgi, nes tu daliniesi irgi pas tave visą laiką, žinai, pagal tavo įrašus, kas nelabai gal seka gamtos ciklus ir nesidomi galbūt stipriai baltų šventėmis visokiausiamis, pagal tavo profilį galima viską sužinoti, kada, kas ir kaip. Tai va, tai aš kažkaip, kaip suprantu, tau labai svarbus tas gyvenimas pagal metų ciklą ir tas šventes ir jie, tavo gyvenime ir tavo kūryboje turbūt kaip yra kažkokie, ataskaitos taškai kažkokie, ne? Tai va, ir gal, žinai, taip, va, kadangi dabar tas ilgių metas ir artėja vėlinės, tai gal tu, va, galėtum papasakoti trumpai, kuo šitas laikotarpis yra ypatingas, galbūt tu turi, žinau, kažkokių ar tradicijų, ar kažkokių tokių, nežinau, įdomių kažkokių, kaip čia pasakyti, pamastymų galbūt šitą temą susijusią su protėviais, galbūt su šito pačiu laikotarpiu, vat, ko tu norėtum pasidalinti apie ilges? Jo, ilgės tai yra apie ilgesį, apie galimybę prisiminti mūsų artimus mirusiuosius. Tai senovinė šventė, aš gal vis tiek biškį tą kontekstą pristatysiu. Tai senovinė šventė ir paskui jinai kitaip buvo pavadinta vėlinėmis, ne vėlių laiku. Vėlė tai, man įdomu buvo irgi perskaityti šaltiniuose, kad vėlė tai yra nešvari dvasia, kuri turėtų išsivėlėti. Po mirties būna tas etapas, vadinamas keturnedėliu, ne? Kur 4 savaitės mes meldžiamės už išėjusį žmogų, kad jo vėlė išsivėlėtų, kad ta dvasia išsivalytų. Žodžiu, ir tai yra labai labai svarbu, kai žmogus miršta tą daryti, melstis nuolatos už jį, kad ir kokia ta malda bus, kad ir kaip mes mokam, nemokam, bet tiesiog ar siūsti tiesiog šviesą, ar kažkokį tai gerą žodį, ne ten apkalbinėti ir dar labiau trikdyti tos sielos kelionę, ne? Tai ir apskritai sako apie mirusius gerai arba nieko, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbu, jie vis tiek, mes turim jungti su mirusiaisiais, nors mes gal apie tai ir negalvojam kasdienybėje, aš asmeniškai galvoju visą laiką, aš tą jaučiu visą laiką, mano tokia gal prigimtis yra, bet aš pastebėjau, kad kiti žmonės vengia mirties temos ir to tokio kažkokio dvasinio pasaulio, bet to tokio, žinai, jau tikrojo, ne ten, kad mes nušvitę, žinai, ten ir taip toliau, bet to tikrojo, kuris yra susijęs su mūsų protėviais ir mirusiais žmonėmis. Tai, pavyzdžiui, aš turiu labai stiprų ryšį su savo tėčiu, kuris jau yra miręs ir jisai man per sapnus pasirodo, jisai man kartais atsakymus duoda. Man baisus tie sapnai kartais būna, bet iš tikrųjų tai jaučiu, kad yra tas ryšys. Ir man, pavyzdžiui, gražu yra šitas dalykas. Dabar kalbant dar apie ilges, tai aš visą laiką sakau, kad mums lietuviams reikia nepamiršti savo tradicijų, nes mūsų tradicijos mus stiprina. Ir tolina, kaip sakyt, artina prie mūsų savasties. Ir kai mes esam kuo arčiau savasties, mums yra geriau tiesiog visomis prasmėmis. Nesam kažkur atitolę. Ir visokie Halloweenai, tarkim, aš aišku esu gal irgi kažkada gyvenime tą Halloweeną ten šventusi ir aš nenoriu čia baisiai kritikuoti, čia yra tokia, šiuolaikinė tradicija.
bet vis dėlto kviečiu atsigręžti į ilgių šventimą, nes tai irgi buvo šventė iš tikrųjų. Ir ilgių metu senovėje žmonės susineždavo vaišių ir būdavo ten, ohoho, kokios vaišės po rudens ten derliaus, žodžiu, ten ir alaus užraugdavo, ir ten duoną prikepdavo, ir visokio, ką tik tai turi žmonės. Ir buvo toks netgi, kaip ir per kūčias yra šitas aguonų pienas, tai per ilges irgi aguonų pieną, žodžiu, nugerdavo žmonės ir avižų pieną ir, nu, viską, kas dabar atrodo tokia, žinai, lyg ir pamiršta, bet tai buvo irgi tokie labai svarbus gėrimai, nes tas pienas, jisai simbolizuodavosi su, būtent aguonų pienas su maistu vėliams. Tai, žodžiu, dušelėms maisto. Tai ir pačius aguonus, vat irgi barstysiu jas per savo performansą ilgių metu, kad pamaitinti dušeles, kad jas pakviesti, kad jos kartu su mum pabūtų ir kai jos būna kartu su mum ir jos mums neša paguodą ir mes joms nešam paguodą ir mes susijungdami tada stiprėjam, bet ir juos stiprinam, žodžiu. Ką dar čia galiu pasakyti, tai va, tai tos vaišės būdavo, tada būdavo, aišku, kapų lankymas ir labai labai svarbus dalykas būdavo meldimasis ir giedojimas giesmių. Tai vieni iš tokių vat, dalykų ir, pavyzdžiui, tikrai žinau, yra tam tikrų kaimų, liktais ir Dzūkijoje yra, dabar neatsimenu tiksliai to kaimo, bet ten labai rimtai jie žiūri į ilgių šventę. Ir jie susirenka bubulytis ir šiaip jau paskui kiti žmonės ir jie švenčia ten ir vaišių prisineša ir gieda ir, žodžiu, žvakelės dega. Ir dar labai yra svarbu uždegti žvakes arba uždegti netgi ugnį, kad dušelės matytų kelią, žodžiu, sugrįžti pas mus. Ir netgi, aš sakyčiau, gerai, mes turim tą tokią, nu, tradiciją ant kapų važiuoti, ar ne, tai tas yra viskas tvarkoj, bet dar reiktų nuvažiuoti ir ant pilkapių, ant piliakalnių, kur irgi mūsų protėviai buvo jau ten kiek kartų atgal ar ne, tai ir jiems uždegti tą ugnelę ir nepamiršti to padaryti. Jo, nežinau, dar gal kažką paklausi apie tai. Taip, ačiū tau labai, kad dar rašo Margionių kaimas Dzūkijoje. Ačiū tau labai, kad pasidalinai, nes, žinai, mes kažkaip gal dauguma turbūt, kas gal nelabai domisi, tai žinom, nu tai čia važiuojam kapų aplankyti, žvakelę uždegti. Na, aišku, ta tradicija irgi graži, bet yra tokių, va tikrai, kaip tu papasakoji, toks, nu, tarsi dar toksai didesnis ryšys. Man dar, pavyzdžiui, labai tokia graži tradicija irgi pasidaryti, na, aš kelis metus taip darau, pasidarau tokį kaip altorėlį, kur sustatau nuotraukas savo mirusių tenais jau senelių, močiučių, ten prosenelių ir kažkaip man tarsi, nu, aš dabar net pasakoju, man verkt norisi, tai toks yra stiprus tas visas, nu, nežinau, to jėga, to altorėlio, kai tu žiūri tos nuotraukas, aš irgi žvakes uždegu ir pasimeldi ir toks padėkoji už visas dovanas, už gyvybę. Ir, nu, toks, nu, čia, nežinau, man čia tokia tema yra, kur ir tas laikas tikrai toksai, nu, gamta irgi tokia, kaip tarsi užmiega, miršta ir kažkaip, ir tikrai ta mirtis yra šalia, bet kartu tai ir toks, nu, kaip ir virsmas ir kartu kažkaip ir gyviesiams žmonėms, nežinau, toks irgi priminimas, kad ir kartu ir branginimas, čia labai labai daug to visko, atrodo mirtis, tai tarsi kaip jau ir pabaiga ir viskas, bet čia apie tą tiek daug, nežinau, nu čia man netrūksta žodžių, iš tikrųjų, čia toks, kur dar atskira pokalbio dalis ir pokalbis, net visas atskiras laivas galėtų būti apie tai. Jo. Kitą. Jo. Kitais metais galėsim padaryti o tokį grinai, žinai, kur ta tema, nes tikrai labai, labai stiprus ir tas ryšys tikrai, net jeigu gal, žinai, ten ir tų nuotraukų neturi, ar nežinai apie tos žmonės, bet tiesiog kažkoks toks, manau, čia labai yra svarbus tas susijungimas ir padėkojimas ir dar kartais pasakymas ir to, kad ačiū už tai viską, ką gero, ką davėt
ir prašau, dažnai, kai mes būna kartais iš protėvių kažkokias dar programas nešamės, tai kad vat, kažkaip ir tą pasakyti, kad, nu, čia nebe mano, žinai, tai vat, čia tokį galima ritualą pasidaryti, kad labai, ir aš nežinau, man per tas visas ašaras čia toks valymasis buvo irgi praeitais, už praeitais metais, vat, būtent šito laikotarpiu, kad, oi. Ir gerai visai tų giesmių paklausyti. Aš tai, pavyzdžiui, pati, kai dainuoju, giedu tas giesmes, tai aš pastoviai žliumbiu tiesiog, žinai. Ir, nu, tas verkiu, bet tokį ilgesį, stiprų vėl aš pažadinu tą ilgesį, kuris iš tikrųjų manyje gyvena labai stipriai. Ir aš jį taip išverkiu, išgedžiu, išraudoju, kaip sakyti, ir mūsų tai kultūrai būdinga, nu, mes esam tokia raudotojų tauta, bet man tai yra labai gražu, nes esam jautrus, jausmingi, bet kartu mes esam ir vyčiai, žinai, mūsų ta tauta tokia karinga ir stipri ganėtinai, tai yra irgi toks dvilypumas, kaip ir pas tą aguoną. Tai vat, o dėl ilgių dar kažką noriu pasakyti. Jo, ir bet kaip tu labai gražiai apie tos protėvius sakėjai, kad ačiū, kad mes esam iš tikrųjų, tai jeigu jie nebūtų ten prosenelė ir kažko susitikę, tada va čia tokia, čia yra net šiurpas eina. Labirintas toksai, va čia būtent aš turiu tokią ypatingą progą patirti šitą gyvenimą. Ta prasme, ir tada, nu, reiškia, aš turiu tokią galimybę ir ką aš dabar su tą galimybę nuveiksiu šiandieną. Bet ir kiekvieną dieną, ką aš nuveiksiu su savo gyvenimu šiandien. Bet tokio, kad aš ir nepadaryčiau gėdos protėviams ir ten tėvams ir taip toliau. Aišku, visko yra buvę gyvenime, ne, tai nu, mes ir pankavom ten turbūt ir visą kitą, bet esmė, kad iš tikrųjų paskui, jeigu ateina tas didžiulis dėkingumas ir paleidimas, ir tada visos programos nusėjama, ir tu tampi toks išsityrinis žmogus po biškutį. Nes dėkingumas ir atlaidumas, ir, nu, jis ir duoda tą. O ne tai, kad ten aš viskas numetu, visas tas programas, tai ne aš, bet iš tikrųjų kraujas ne vanduo, kaip mano draugė Gerda sako. Tai vat kartais galbūt vat ir tie šešėliai visokie ir tos pusės, kurių nenorim pamatyti, jos kažkodėl yra labai svarbios. Tai jas patirinėti visai verta atpažinti ir kai mes jau jas pažįstam, kai mes jas jau suprantam, tada visai yra kitaip. Mes jau žinom, kaip su jom bendrauti, su tom pusėm. Taip. Jo, čia labai tokia galinga ir gili tema ir labai daug apimanti, tai bent truputį pačiupinėjom ir pasidalinom. Tai va, tai ačiū tau labai už pokalbį. Dar pabaigai norėčiau. Jo, laikas greit praėjo, čia jau mes virš valandos šnekam, kad mūsų čia neatjungtų, žinai, įdomiausia kai daly. Tai pabaigai dar užduosiu tradicinį kūrybinių pasimatymų klausimą. Tai toksai, kurį aš sakau, kiekvieną kartą bandau prisiminti, žinai, suformuluoti, nes po viso to pokalbio toks, žinai, toksai, žinai, grįžti. Tai vat, iš dabartinės savęs, ne, vat, iš dabartinio savo gyvenimo to taško, kokį tu patarimą duotum praeities savo? Čia kur nebuvo šitų klausimų sąraše. Geras. Jo, gerai, gal, kad ir nebuvo, nes tada jau greit reikia šokti. Praeities savo. Oi, tos mano praeities manęs tiek įvairialypės buvo. Atrodo, kiekvienai duočiau, žinai, skirtingą kažkokį patarimą, bet gal tokį, kad viskas praeis, ir tai praeis, ir visa kita praeis, ir gyvenimas praeis, tad tiesiog džiaukis, juokis ir dėkok. Gal vat tokį duočiau, nežinau. Nu, kad ta prasme, aš labai daug gyvenime pergyvendavau ir dabar pergyvenu. Ir kartais tas pergyvenimas jis yra toksai tiesiog energijos švaistymas, žinai, toksai sekinimas savęs, bet, nu, viskas praeis, žinai, ir tai praeis, ir tiesiog bandyk, daryk, kurk, mylėk, svarbiausia tai mylėt gyvenimą. Taip.
tu tai pasakei, žinai, kaip ir praeities savo, bet manau, žinai, ir dabarties savo, ir dar ir mums į širdį irgi kiekvienas, žinai, iš to patarimo savo kažkokią atgarsį sugaudys. O, gėlių gavom. O, gėlių, širdelių, jėtus, ačiū labai visiems, visoms, kas rašė, komentavo, širdelės, siuntė ugnelės, čia labai toksai, labai gyvas įvairiomis pusėmis buvo pokalbis. Ir Modesta, tu tokia irgi įvairia pusė, dažnai čia į valandos pokalbį, nes sunku sutalpinti, tai mes tik tai tokia greitinėlė, žinai, kiek spėjom, sugrėbėm. Bet tikrai labai kviečiu, kas gal tik tai šiandien susitiko su Modesta ir jos istorija, tai labai kviečiu pasiekti Modestą. Ir dar čia toks reklaminis interpas, vadinkim taip, sakai, dar bus renginys, ne, ilgiu, tai jeigu nori, taip gali trumpą tokią žinutę pasakyti, gal bus, žinai, kas nors atkeliaus. Gerai, pasakysiu, ačiū labai, kad leidai. Tai žodžiu, yra nuostabi vieta Kretingos rajone, netoli Japoniškų sodų, bet Baltų mitologijos parkas. Ir šiemet ten vyks Ilgių šventė. Lapkričio 3 dieną nuo 4 valandos. Renkamės Baltų parke. Ir ten vyks tokia kaip patyriminė kelionė. Tai jos metu mes turėsim ir tokią kelionę pas Dušeles, kur gidas praves šiek tiek pro parką ir papasakos. Tada turėsime su mano nuostabia drauge psichologė Inga mirties meditaciją. Tai labai gilus toksai procesas ir irgi, manau, verta, ta proga, kad jau ilgis sudalyvauti. Ir paskui keliausime Vėlių taku link Požemio, link vadinamo skaistyklos. Ir ten vyks mano performances, kuriuo metu aš dar su 2 merginom darysim smilkimo apėgą, bet tai bus ne vien tik tai smilkimas, tai bus tam tikra istorija apie 3 moteris arba moterį, kurioje gyvena 3 archetipai. Žodžiu, tai aš dabar daug neatskleisiu, bet tai bus ir apie gyvenimą, ir apie mirtį, ir apie amžinąją ugnį. Tai va. O paskui grįšim prie aukuro ir skaitysim eiles apie, žmonės tiesiog galit patys kuriantys, kurie kuria eiles ar prozą, ar nežinau, dainas apie ilgesį atsinešti ir ten dalinsimės jau prie aukuro ir vaišinsimės, valgysim ką nors skanaus. Tai va, tai toks nusimato renginys. Labai prasmingos ir įdomus, tikrai čia kas šalia bus, kas gyvena šalia, tai tikrai labai kviečiu atkeliauti. Man žinok, dar po tos dalies apie ilges, tai mane tik iš šiol dar toks drebuliukas eina per kūną, bet čia, manau, toksai irgi savotiškai geras ženklas, kad tokia tema paliesta tokia, žinai, į širdį. Tai dar kartelį ačiū tau labai, kad pasidalinai. Kad išdrįsai. Labai laikas praėjo, aš galvoju, čia tiek prišnekėjau, bet gal kažkas bus naudingų, tai atsirinkit, kas jums įdomu ir parašykit, kas buvo naudinga, tai bus galima tiesiog daugiau apie tai pakalbėti. Nežinau, nes man kartais trūksta idėjų, apie ką kalbėti, aš nežinau, kas žmonėms įdomu. Bet aš kalbu tai, kas man įdomu. Taip, tai va, matai, kiek klausimų sulaukiam, ta prasme, čia, žinai, kur mums atrodo savaime suprantami dalykai, bet žmonėms tai jie, ne, tai va, tas labai tikrai smagu, žinai, kai va, užduoda tokius klausimus ir dar po to iš kitos perspektyvos gali ir savo veiklą pasižiūrėti ir rasti dar įkvėpimą tikrai ir dalintis. Tai dar kartelį ačiū labai, nesinori pabaigti, žinai, toks. Man irgi. Mes dar galim pašnekėti, bet aš suprantu, kad yra laikas, kaip sakyti, ir kartais reikia baigti tada, kai yra geriausia, žinai, vieta ir tada ir pabaigti reikia, kad taip ir išliktų. Taip ir išliktų. Tai dar kartelį ačiū tau ir kas klausėsi, kas klausysis ir tokio prasmingo jums šito laikotarpio ir gyvenimo, tokio gyvenkite,
gyvenkite už tuos, kurių nebėra, nes mes turim tą dovaną gyvenimo ir dar visas gyvenimas prieš akis, tai skleiskime ir klestėkime. Ir mūsų gyvenimas tęsis dar vėliau ir po mūsų, per mūsų kūrybą, per mūsų galbūt vaikus, kas vaikus turi, ne, per mūsų veiklas kitas tęsis. Tai bet kaip gyvent, kad tęstusi. Fainai. Taip. Gerai, tai dar kartelį ačiū. Tai aš jau dabar nežinau, kaip man atsijungti, tu ten įrašai. Taip, aš atjungsiu, tai tada vat, ir viskas ir atsijungs. Tai viso gero visiems, ate laimingai. Gerai. Ate. Ačiū. Tai sveiki,